Sveiki visi, su jumis Ingrida ir šiandien pakalbėsim apie sielos formulę. Sielos formulė tai yra gabaliukas astrologijos, kuriame atsispindi asmenybė, visos charakteristikos asmeninės žmogaus, visos duotybės, ką žmogus gali, kokia jo sveikata, kokias profesijas, kokius jisai pasirinkimus darys aplamai dėl gyvenimo. Tai yra psichologinis žmogaus portretas. Jisai prasideda nuo to, kad reikalinga gimimo data, pilna metai, mėnesis ir diena. Ir dar, kaip ir astrologijai, labai yra svarbu valanda ir minutės. Ir tada yra apskaičiuojama pagal formulę ir išsidėsto formuliai planetos. Kokios planetos yra aplamai? Tai yra Saulė. Jinai turi tokį ženklą. Tai yra žvaigždė vardu Saulė ir dažniausia tai yra kalba apie lyderystę, apie žmogaus centrą, apie jo vidų. Toliau yra planeta Mėnulis. Mėnulis dažniausia susijęs su emocijom, su gera savijauta, dar vadinamas nakties karaliumi, tikiuosi matosi. Taip, toliau yra Merkurijus, tai yra žinių dievas ir jo sfera yra bendravimas. Toliau yra grožio ir meilės deivė, yra Venera. Ir karo be abejo dievas yra Merkurijus. Šios dvi planetos dar vadinamos genderinėmis planetomis. Taip, toliau yra dievų karalius Jupiteris, jo sfera su bendravimas socialinė, su užsieniu, su kitais. Toliau yra valdžios labai stiprus atstovas arba kitaip vadinamas permainų dievas, šeimininkas tvarkos, tai yra Saturnas. Toliau yra Uranas, yra vadinamas dangaus dievas, žinot, kaip danguje, ne? Vieną minutę taip darosi, kitą minutę kitaip darosi. Tai vat Uranas, jeigu vyrauja sielos formulė, toks žmogus yra labai nenuspėjamas. Taip. Ir toliau yra jūrų dievas, yra Neptūnas. Taip. Ir paskutinė planeta yra Plutonas. Tai yra dievas požemių karalystės, ne veltui tai. Jisai daugiausia atspindi genetiką, įvairias transformacijas, tai yra labai giluminė planeta. Kaipgi, dar yra sielos formuliai tokie ženkliukai, kaip pavyzdžiui Chironas, auksinis raktelis, sprendimo būdai. Toliau yra karmos mazgas, karminis mazgas, jisai gali būti irgi įvairus. Ir yra juodasis Mėnulis arba piktoji dvasia. Ir dažniausiai atspindi praeitus gyvenimus. Ir kas yra prisidirbta, vadinkim taip. Toliau yra baltasis Mėnulis, šviesa ir spindėjimas, kuomet matome, kas labiausia gali lemti sėkmę. Šiaip tai planetos turi centrą, o centrų gali būti 1, 2, iki 5. Aš esu sutikusi žmogų, kuris turėjo 4 centrus. Ir tam centre gali būti tiek 1, tiek 2, tiek keletą planetų. Vėlgi čia priklauso nuo gimimo momento, nuo atsinešimo. Ir toliau yra orbitos. Merkurijos, Veneros, Marso,
Jupiterio, Saturno, Urano, Neptūno ir Plutono. Kuo toliau išsidėsčiusios, tarkim, planetos į orbitas, kuo toliau, tuo žmogus yra žinomesnis, matomesnis ir jisai yra labai aktyvus ir jisai turintis labai didelį palaikymą. Ir iš savo praktikos aš esu mačius va iki tol išsidėstymą planetų. Tai yra tikrai bus, dėja mažiukui dariau, tai bus įdomu pasižiūrėti, bet šiaip literatūroje kiek yra skaityta ir kiek yra žiūrėta, gyvenimo analizuota, tai jo, paprastai žmonės, kuo turi ilgesnę tą planetų išsidėstymą pagal orbitas, jie tuo yra žymesni. Toliau yra labai svarbu sielos formuliai daryti, ar tai yra moteriška lytis ar vyriška. Yra daug niuansų tokių, kurių aš tikrai čia nepasakosiu. Tai yra jau specialisto mano pareiga sužiūrėti visus tos aspektus. Ir centras, jeigu yra, centrai gali būti aktyvus, gali būti to vadinamo poilsio zonos. Ne pas visus yra centras, kad būtų poilsio zona, kur žmogus, pavyzdžiui, gali labai, yra tam tikros veiklos, kuris geriausia pailsi, geriausia restartuoja. Toliau dar kalbant apie planetas ir sielos formulę, dažnai būna toksai niuansas, kaip pamato, kad sielos formuliai yra planetos, yra mėlynos, kaip pavaza, Venera, paaiškėkė, ir yra planetos raudonos. Ir dėl tų raudonų kartais išsigąsta. Taigi planetos gali judėti direktyviai, tai yra pagal savo trajektoriją, ir yra planetos, kurios nejuda pagal savo trajektoriją, jos tarsi grįžinėja atgal. Ką tai reiškia? Duodu pavyzdį. Jūs įsijungiat video, jūs ten klausotės visą ką ir staiga suprantat, kažko tai nesuprantat. Ir jūs ką padarot? Atsukat atgal. Ką reiškia retrogradinė planeta? Tai yra ta planeta su tom savybėm. Jos turi būti peržiūriamos. Pavyzdžiui, Venera tai yra grožio, moteriškumo, meilės deivė. Tai reiškia visos savybės su moteriškumu, su grožiu, su atsaku jausmų, ar ne, bus viskas kaip ir palanku. Tačiau jeigu yra retrogradinė Venera, reiškia ateityje, subrendusiam žmogui ypatingai, reikės skirti šitam dalykui dėmesio ir eiti gilintis šituo klausimu, kad būti moteriškai labiau, daugiau skirti dėmesio grožio puoselėjimui ir, aišku, meilės jausmą atsakui. Tai, o ką galėtų, kadangi paskutiniu metu, aišku, aš labiausia pastebiu, kad ta sielos formulė geriausia yra mažiem vaikam. Ir jeigu tėvai pasidaro ir būna, tai vienas iš rekomendacijų ugdyti moteriškumą, jeigu tai yra moteris. Tarkim, ar ne? Mergaitė. Taip, ugdyti moteriškumą, kad jinai jaustų, kad yra mylima, ar ne, mokyti grožio tam tikrų dalykų ir visą kitą, kad pastiprinti šitą dalyką. Be abejo, pagal planetų išsidėstymą labai matosi, kokios galimos problemos su sveikata,
kokios galima pasirinkti profesijos, sritis bent jau, ar ne, pavyzdžiui, sritis medicinos. Tai yra labai plati. Tai gali būti slaugytoja, ar ne, bendrosios praktikos, pavyzdžiui, medicinai, tai gali būti žmogus gydytojas. O jau ten gydytos kokios srities, ką ten vėl žiūrima pagal planetų. Jeigu, pavyzdžiui, Merkurijus šalia stovi, tai reiškia jau chirurgas, ar ne, gali būti, arba odontologas, nes tai yra instrumentai, tai yra aštrus, pjaunantis ir visa kita. Ir visai kas kita, jeigu stovės kita planeta ir gali būti, tarkim, net nežinau, skulptorius, tarkim, jeigu įtakos tam tikrus meninius dalykus. Pavyzdžiui, Venera gali būti ir skulptorius, jisai nebūtinai, ten irgi instrumentai, kur linksta. Tai vat kartais būna labai gerai pasidaryti sielos formulės ir paauglystėj, kada kurias rytim kreipti dėmesį. Paprastai būna taip, kad intuityviai žmogus žino, bet jisai bijo prisipažinti, kad būtent jam tas rytis tinka, patinka ir joje jisai geriausiai jaučiasi. Tai va, tai manau trumpai tiek. Jeigu kils kažkokių klausimų, tai rašykit, klauskit. Ir manau, kad aš labai trumpai apie kiekvienos planetos charakteristiką padarysiu atskirus video, nes kiekviena planeta turi, taip vadinamą matomą pusę ir nematomą, kurio nematoma kartais yra traktuojama kaip baltas juodas, vadinkim taip, ar ne, pozityvus, negatyvus. Tai nereikia bijoti tos ir kitos pusės, nes sielos formulė tai yra nenuosprendis. Tai yra darbas ir koregavimas tam tikrų dalykų, jie duoda labai didelius rezultatus. Tarkim, jeigu mažam vaikui iki 7 metų, kai jisai yra mamos praktiškai vaikas, galima labai daug įdėti sėklų į tą vaiką, tonusą užduoti, ar ne, sėklų, kad išaugtų harmoningą asmenybę ir su tom duotybėm, ir jisai eitų lengvai per savo gyvenimą. Todėl tikrai, rekomenduočiau labiau dviem sritiem mažiem vaikam pasižiūrėti, iškoreguoti ir įdirbį padaryti tėvam, bet tik tai tie tėvai, kurie periodiškai daro tam tikrus veiksmus ir tikrai nori padėti gerus pamatus arba paaugliam pasirinkimo atveju. Aišku, sielos formulė nepakenkia ir vyresnio amžiaus žmonėm. Iš ten matosi irgi kai kurie dalykai galbūt nerealizuoti, kur galima pasistumėti ir pasidaryti savo gerus dalykus. Arba tos rytis, kur pasigilinti. Saviugdas, pažinti save labiau tie, kurie nori, tai irgi sielos formulė labai padeda, nes tai yra tik pažvelgusi savo vidų, jeigu jį biškį koreguoji, tai keičiasi ir įvairios kitos situacijos. Tai va trumpai tiek ir iki kito malonaus.